iki šiol tylėjai ir tildyti geologai, medikai, inžinieriai, aplinkosaugininkai atskleis jums tai, kas telpa 3 žodžiuose – Lietuvos atominis košmaras. Neris ir Nemunas. Šias 2 upes mūsų kaimynai, Baltarusiai ir Rusai, pasirinko aušinti savo būsimus atominius monstrus. Japonai dabar lieja radioaktyvų vandenį į vandenyną. Kaimynai lies iš šitos vandenis. Atominėse elektrinėse nuolat vyksta avarijos. Dažniausiai apie jas nutylima, kaip yra apie nedidelius kiekius teršalų, kurie po avarijų išpilami į aplinką. Jei kas nors uodžia, tai valdžia skubiai patikina, kad tarša neviršija normų ir nėra kenksminga sveikatai. Dabar jums, gerbėmieji, atėjo laikas susipažinti su gydytoja Birute Burokaite. Tai, ką ji žino, šokiruoja ir gąsdina. Literatūroje yra kalbama, kad mažų radiacijų dozės piktybinių navikų augimą toje žmonių populiacijoje sukelia maždaug po 20 metų. Stebint Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likviduotojus, mes tą augimą pastebėjome daug anksčiau. Pavieniai... Ką tai reiškia daug anksčiau? Stebėjome, kad 2001-2005 metais mirčių priežasčių skalėje, apie kurią mes anksčiau kalbėjom, į pirmą vietą išėjo mirtis nuo piktybinių navikų. Gydytoja Birutė Burokaitė daugiau nei 10 metį tyrinėjo 7000 vyrų varu išvarytus į Černobylio apylinkės po ten įvykusios avarijos. Visi jie grįžo su įrašais dokumentuose apie gautas nedidukes radiacijos dozes, tokias, kurios nužudo ne iš karto. Gydytoja Burokaitė pedantiškai fiksuodavo kiekvieną šitų nelaimėlių negalavimą. Tai, kai nustatė, užima kvapą. Paaiškėjo, kad černobiliečiai piktybiniais navikais serga 1,8 kartų dažniau negu Lietuvos vyrai. Beveik 2 kartus. Beveik 2 kartus. Taip pat ir gavę nedidelės dozės. Gavę taip vadinamas nedidelės dozės. Taip pat literatūroje yra rašoma, kad jautriausi radiacijai yra kraujo ir limfos gamybos organai, oda, skydliaukė, burna, lūpos. Mūsų darbe tai irgi pasitvirtino. Pirmiausia ir labiausiai buvo pakenktos būtent šios sritys. Kokiu mastu, kaip va čia tas sergamumo rodiklį, jūs ten kalbėjote apie kartais daugiau? Labiausiai pažeistos pasirodė kraujo ir limfos gamybos organai. Hodžkino limfoma černobiliečiai tuo periodu sirgo 16 kartų daugiau. 16 kartų didesnis sergamumas kraujo ir limfos vėžių. Po Černobylio iki dabar Lietuvoje patyliukais kalbama apie vėžio epidemiją ir apie tai, kad vėžys sparčiai jaunėja. Baltarusijoje ir Ukrainoje šitų vaikų, kurie buvo tuo metu vaikai, jiems buvo, iš tikrųjų, žymiai 5 kartus daugiau vėžių. Tai ląstelė, kuri greitai dauginasi. Taip. Senam žmogui tai viskas yra, sakykime, ten skrandyje arba žarnose, ten tos ląstelės dauginasi, bet kitos yra ramios, jau viskas tu atgyvenai ir nebėra, kad ten daugintis. Jaunų augančio organizmo ląstelės, viskas didėja, auginasi ir jos greitai dauginasi. Į Černobylį vyko jauni vyrai ir jie savimi įrodė, kad vadinamųjų nedidelių radiacijos dozių poveikis yra mirtinas. Skydliaukės vėžių sirgo 8,8 karto daugiau, lūpos vėžių 5 kart daugiau, leukemijom 5 kart daugiau, piktybinėmis melanomomis, tai odos toks susirgimas 4 kart daugiau, burnos vėžių 3 kart daugiau, ir po to mažėjančią skalę. Tai ten, kur visą tai, kas sureagavo patys jautriausi. Blogiausios prognozės iš principo. Praktiškai sureagavo patys jautriausi organai ir tie organai, kurie labiausiai kontaktavo su radiacija. Gydytojas kviečia mane pamatyti radiaciją. Čia stovi naujausi aparatai, kuriuos valdančios moteris radioaktyviais spinduliais mėgina sunaikinti vėžį. Tačiau, sako daktaras, neduok dievė nepataikysi į vėžio židinį, tai pakenkti sveikus audinius. Išdegs skylė, sako jis. Todėl tam, kad pacientas nė nekrustelėtų, jo kūnas fiksuojamas šia šiurpoka kaukė. Tai nedidelės dozės gali duoti vėžį? Aišku, gali. Aišku, gali. Mutantas turi būti iš sveikos, biškai pakenktos ląstelės. Vat kai mažos dozės, jau tada turime minti, gali įsivystyti vėžys. Apibendrinkime tai, ką mums sako gydytojai. Kaip neteisinga. Labiausiai nukenčia vaikai.
Tai jiems, nekaltiems, tiems, kurie neturi teisės pasakyti ne savo tėvelių energetiniams sumanimams, tai jiems radiacija smogia labiausiai. Linas Vainius, aplinkosaugos klubo Atgaja vadovas, yra griežtas ir kategoriškas atominės energetikos priešininkas. Jei būtų jo valia, jis tiesiog išjungtų visas atominės elektrinės ir pasiųstų pasaulį kentėti energetinį nepriteklių. Žaliasis radikalas. Tačiau atmetus jausmus, Linas turi kelis labai kietus, faktais grįstus argumentus. Pavyzdžiui, man jis yra absoliučiai vienodas. Man bloga klausyti, žinai, kaip ten plėšosi marškinius tie prieš baltarusiškai ir Kaliningradą, žinai, ir aiškina, kokia mūsų gera, o nos blogos. Tai čia yra kraštutinis marazmas, šizofrenija, žinai, tvara, žinai. O kodėl? Nes čia taigi viską kontroliuos Europos Sąjunga, ten tas, koks ten 4 patikimumo laipsnis, o ten pas Rusą ar Baltarusį ten nežinia ką statys, tai čia jų tokia. Pirmiausia, užsakovas yra Lietuvos valstybė, o ne Europos Sąjunga. Tai paprastai kontroliuoja užsakovas. Ir jeigu užsakovas net negali kontroliuoti savo užsakymo, gal jam šis nereikia pirkti tokio daiktą. Linas aiškina paprastą dalyką. 3 metus Lietuva nesugebėjo už milžiniškus ES pinigus pastatyti naudoto branduolinio kuro saugyklos. Kuro, kuris japonams šiuo metu kelia didžiausių problemų. Tai toks pats panaudotas kuras, koks buvo panardintas vandenyje, japonų dabar pilamame į vandenyną. Vandenynas ir jo gyventojai bus mirtinai užkrėsti, o tas užkratas keliaus mitybos grandinę tūkstančius metų. Ir jeigu nutrūksta elektros tiekimas, nebėra energijos aprūpinti tai aušinimo sistemai, kas įvyko Fukushimoje. Ir tiesiog visas procesas sutrinka ir tada... Tai tas panaudotas kuras irgi gali pradėti lydytis, kaip tu? Lietuvoje čia? Ne, nu šiaip apskritai. Kaisti ir kadangi ta reakcija vyksta, taip, ta vanduo išgaruoja ir skaista toliau. Nes jo temperatūra didelė yra. Tai fizika. Panaudotas branduolinis kuras yra bėda. O lietuviai jau 3 metus už didelius pinigus nesugeba pastatyti nors kiek saugesnės panaudoto branduolinio kuro saugyklos. Kas trukdo? Iš dalies bukumas, iš dalies korupcija. Tiesiog, tai užsakovas mūsų valstybė nesugeba tokių projektų valdyti. O dabar grįžkime prie Neries. Tai sunku įsivaizduoti, beveik neįmanoma. Vilnius, jei kas nors nutiktų būsimosiose Baltarusijos arba Visagino elektrinėse, taps mirties zona. Pro namų langų saugantis medžiai, marodierių išplėšti skubiai pasitraukusių žmonių namai, mirusi žemė, juodasis scenarijus. Taip nutinka itin retai, bet kai nutinka, tai atgal kelio nebebūna. Bet yra dar ir pilkasis scenarijus. Kaip jau minėjau, rusai ir baltarusiai savo elektrinės ketina aušinti Neries ir Nemuno vandenimis. Я спросил тебя, зачем идете в гору вы, а ты к вершине шла, права, рассмеялась ты и взяла с собой, и с тех пор ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я 2 короткие затрещины, но не обиделся, а приговаривал: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя, а потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая, ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня из пропасти вытаскивая, ты ругала меня, скалолазка моя, за тобой тянулся из последней силы я, до тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая,
тут сорвался вниз, но успел сказать: ох, какая же ты близкая и ласковая, альпинистка моя, скала ласковая. Мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.